15 skyrius. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčų tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpinti, jie iškeliavo per Fenikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasią kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Tad kamgi gundote Dievą ir kraunate ant motinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti. Verčiau tikėkime viešpaties Jėzaus malonę būsią išgelbėti kaip ir jie. Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje. Jiems nutilus, atsiliepė Jokūbas ir tarė: o dabar, broliai, paklausykite manęs. Simeonas papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta: paskui aš sugrįšiu ir vėl atstatysiu suirusią Dovydo padangtę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir atkursiu ją, kad imtų ieškoti viešpaties visi kiti žmonės, visos tautos, kuriuose minimas mano vardas. Taip sako viešpats, leisdamas nuo amžių tai pažinti. Todėl manding į Dievą atsivertusių pagonių nedera apsunkinti, o tik tai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir kraujo. Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie jį kas šabą skaito sinagogose. Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių. Jiems įteikė tokį raštą. Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiųsti pas jūs išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvų žodžiu. Šventai dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki.
Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. Antiochiečiai, perskaitę jį, apsidžiaugė paguodos žodžiais. Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius gausingais pamokymais. Kurį laiką ten pagyvenę, jie buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę. Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė viešpaties žodį. Po tiek laiko Paulius tarė Barnabui: grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur esame skelbę viešpaties žodį, ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną vadinamą Morkumi, bet Paulius reikalavo neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Kilo smarkus ginčas ir jie išsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą, o Paulius, pasitelkęs Silą, iškeliavo brolių patikėtas viešpaties maloniai. Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias. Jis atvyko į Derbę ir Listrą. Ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kadangi Listros ir Ikonijaus broliai apie jį gražiai liudijo, Paulius panorėjo jį padaryti savo palydovu. Paėmęs apipjaustydino jį dėl žydų gyvenančių tame krašte. Mat visi žinojo jo tėvą esant graiką. Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų. Taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Misijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėję Misiją, jie nuėjo į Troadą. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą. Jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Evangelijos. Išplaukę iš Troados, leidomės tiesiog į Samotratę ir rytojaus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasią maldos vietą, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievobaiminga moteris vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis ir viešpas atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Ji su savo namiščiais priėmė krikštą ir pakvietė: jei mane laikote viešpaties tikinčiąją, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Kartą, einančius į maldos vietą, mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasią. Spėdama, ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių ir mus šaukdama: šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbia jums išganymo kelią. Taip ji darė daugelį dienų. Neapsikęsdamas, Paulius atsigręžė ir paliepė dvasiai: Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti.
ir dvasia tučtuojau pasišalino. Pamatę, jog pasipelnimo viltys žlugusios, šeimininkai sugriebė Paulių ir Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnybę. Nuvedę pas pretorius, jie tarė: šitie žmonės mūsų mieste kelia sąmyšį. Jie yra žydai ir skelbia papročius, kurių mums romėnams nevalia nei priimti, nei laikytis. Prieš juos susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas iš atsargumo įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgę. Bet Paulius garsiai sušuko: nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašęs šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui, išsivedęs juos į kiemą, klausė: gerbiamieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpaties žodį jam ir jo namiškiams. tą pačią nakties valandą jis pasėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiščiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Dienai išaušus, pretoriai pasiuntė liktorius pranešti kalėjimo viršininkui: paleisk tuos žmones. Tasai perdavė tuos žodžius Pauliui: pretoriai liepia jūs paleisti. Galite eiti ir ramiai savo keliauti. Bet Paulius liktoriams pasakė: mus, Romos piliečius, be jokio tardymo viešai nuplakė ir įmetė į kalėjimą, o dabar nori slapčia paleisti. Šito nebus.
tegul patys ateina ir išveda. Liktoriai perdavė pretoriams šį atsakymą. Išgirdę, kad tai Romos piliečiai, pretoriai išsigando. Jie atėjo, atsiprašė ir išsivedę prašė, kad paliktų miestą. Išėję iš kalėjimo, Paulius ir Silas užsuko pas Lidiją, pasimatė su broliais, drąsino juos ir iškeliavo toliau. Perėję Amfipolį ir Apoloniją, jie atvyko į Tesaloniką, kur buvo žydų sinagoga. Pagal savo įprotį, Paulius užėjo pas juos ir 3 šabus aiškino jiems raštus. Jis dėstė ir įrodinėjo, kad Mesijas turėjo kentėti ir prisikelti iš numirusių ir kad Mesijas tai Jėzus, kurį aš jums skelbiu. Kai kurie iš jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo. Taip pat daugybė dievobaimingų graikų ir nemaža aukštos kilmės moterų. Žydus pagavo pavydas. Surinkę iš gatvės piktų žmonių, jie sukurstė minią ir sukėlė mieste sąmyšį. Paskui patraukė prie Jasono namų ir ten ėmė ieškoti Pauliaus ir Silo, norėdami išduoti minios teismui. Nieko neradę, nusitempė Jasoną ir kelis brolius pas miesto vadovus šaukdami: tie žmonės, kurie visame pasaulyje kelia suirutę, atvyko čionai. Ir Jasonas juos priglaudė. Visi šitie laužo Ciesoriaus įsakymus, tvirtindami, jog esąs kitas karalius, būtent Jėzus. Tokiomis kalbomis žydai sukėlė ant kojų minią ir miesto vadovus. Pastarieji, gavę iš Jasono ir kitų laidą, paleido juos. Broliai tuojau pat nakčia išsiuntė Paulių ir Silą į Berėją. Ten atvykę, jie užėjo į žydų sinagogą. Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esą iš tikrųjų. Daugelis įtikėjo, iš jų nemaža kilmingų graikų moterų ir vyrų. Sužinoję, kad Paulius jau Berėjoje skelbė Dievo žodį, Tesalonikos žydai atskubėjo ir čionai drumsti ir kurstyti žmonių. Tuomet broliai skubiai išsiuntė Paulių prie jūros, o Silas ir Timotiejus pasiliko tenai. Pauliaus palydovai nuvedė jį iki Atėnų. Gavę įsakymą pranešti Silui ir Timotiejui, kad kuo greičiausiai atvyktų pas jį, grįžo atgal. Belaukdamas Atėnuose, jų atvykstant ir matydamas pilną stabų miestą, Paulius netvėrė apmaudu. Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievobaimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausė, ką šis plepys nori pasakyti. Kiti, atrodo, kad jis svetimų demonų skelbėjas. Mat jis skelbė Jėzų ir prisikėlimą. Pagaliau jie paėmė, nusivedė jį į Areopagą ir tarė jam: ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslą tu skelbi? Regis, tu kalbi mūsų ausims negirdėtus dalykus. Taigi norėtume sužinoti, kas tai būtų. Mat visi atėniečiai ir ten gyvenantys ateiviai temoka leisti laiką, pasakodami naujienas arba jų klausydami. Tada Paulius, atsistojęs Areopago viduryje, prabilo: atėniečiai, man rodos, kad jūs visais atžvilgiais pernelyg dievobaimingi. Vaikščiodamas ir apžiūrinėdamas jūsų šventenybės, radau aukurą su užrašu: nežinomam Dievui. Taigi, aš noriu skelbti jums tai, ką jūs nepažindami garbinate. Dievas,
pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės valdovas, gyvena ne rankų darbo šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę, kuri gyvena visoje žemėje. Tai jis nustatė apreikštus laikus ir apsigyvenimo ribas, kad žmonės ieškotų Dievo ir tarytum apgraibomis jį atrastų, nes jis visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų, juk mes jame gyvename, judame ir esame, kaip yra pasakę kai kurie jūsų poetai. Mes esame iš jo giminės. Todėl, būdami dieviškos giminės, neturime manyti, jog dievybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinius. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanimo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, juk visiems visur reikia atsiversti. Jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Išgirdę, kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai pasiklausysime kitą kartą. Šitaip Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto, kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Iš jų Dionysas, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą vardu Akvilą su žmona Priskile, neseniai atsikėlusius iš Italijos. Mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų ir kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jis vertėsi palapinių audimu. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus. Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotiejui, Paulius atsidėjo vien tik žodžio tarnystai, liudydamas žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir piktžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė, jūsų kraujas tekrintant jūsų galvų. Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievobaimingo vyro vardu Tito Justo namus, buvusius šalia sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį. Ir daugelis korintiečių, klausydamiesi Pauliaus, priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Vieną naktį viešpats regėjime prabilo Pauliui. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugelis žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Galionui būnant Achajos prokonsulu, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skųsti. Šitas žmogus įkalbinėja žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdu. Pauliui besirengiant prabilti, Galionas tarė žydams. Jei tai būtų koks nusikaltimas ar piktas darbas, aš, žydų vyrai, deramai ir kantriai jūsų paklausyčiau. Bet kai kyla ginčas apie mokymą, vardus, be jūsų įstatymą, spręskite jūs patys. Settle the matter yourselves.
Tokių dalykų teisėjas būti nenoriu. Ir pavarė juos iš teismo. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnį Sosteną ir teismo akyse jį sumušė. Galijonas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pasiliko Korinte ilgesnį laiką. Paskui atsisveikino su broliais ir kartu su Priskile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchrejoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Atvykęs į Efezą, jis atsiskyrė nuo palydovų, nuėjo į sinagogą ir ėmė skelbti žodį žydams. Jie prašė jį pasilikti ilgesnį laiką, bet jis nesutiko ir atsisveikindamas tarė: jei Dievas panorės, aš vėl atvyksiu pas jus. Ir iškeliavo iš Efezo. Atplaukęs į Cezarėją ir išlipęs į krantą, Paulius pasveikino bažnyčią ir patraukė į Antiochiją. Šiek tiek pabuvęs, vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatijos kraštą, per Frigiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors tepažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti į Achają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Mat jis viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, iš raštų įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė: ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasią? Jie atsakė: mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasia. Jis klausė toliau: tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė: Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino: Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų. Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų. Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per 3 mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino apie Dievo karalystę. Kai kurie užkietėję ir atmetę tikėjimą piktžodžiavo tikėjimo keliui daugumo akyse. Tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir pradėjo juos mokyti Tirano mokykloje. Tai truko 2 metus. Ir visi Azijos gyventojai, tiek žydai, tiek graikai, išgirdo viešpaties žodį. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės net dėdavo ligonėms jo kūną lietusias skepetėles, priejuostes, ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Jėzaus vardą, sakydami: aš jūs saikdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius. Taip darė vieno žydų vyresnio kunigo tėvo 7 sūnūs, bet piktoji dvasia jiems atšovė: pažįstu Jėzų ir žinau Paulių, o jūs kas būsite? Ir žmogus, turys nelabąją dvasią, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutasė, jog jie nuodi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tad tai sužinojo visi žydai ir graikai gyvenantys Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas.
Daug įtikėjusiųjų ateidavo išpažinti ir pasisakyti, ką buvo darę. Nemaža užsiiminėjusių kerais suneždavo savo knygas ir visų akyse sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 000 sidabro drachmų. Šitaip galingai Viešpaties žodis plito ir tarpo. Atlikęs tuos darbus, Paulius, dvasios skatinamas, nusprendė per Makedoniją ir Achają keliauti į Jeruzalę. Aplankęs šiuos kraštus, sakė jis, aš turiu pamatyti ir Romą. Jis nusiuntė į Makedoniją 2 savo pagalbininkus, Timotiejų ir Erastą, o pats kurį laiką pasiliko Azijoje. Maždaug tuo metu kilo nemažas sąmyšis dėl kelio. Vienas sidabrakalys, vardu Demetrijas, gamindavo sidabrines Artemidės šventovės miniatūras ir duodavo gerai uždirbti amatininkams. Susivadinęs juos ir kitus to amato darbininkus, jis kalbėjo: vyrai, jūs suprantate, kad šiuo amatu remiasi mūsų gerovė, bet jūs matote ir girdite, jog tasai Paulius ne tik Efeze, bet ir kone visoje Azijoje įtikino ir patraukė į savo pusę daug žmonių. Jis tvirtina, esą tai ne dievai, kurie pagaminami žmonių rankomis. Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis. Tai išgirdę, jie labai įniršo ir ėmė šaukti: didi Efeziečių Artemidė. Sąmyšis apėmė visą miestą ir visi kaip vienas pasileido bėgti į teatrą, pasigriebę Pauliaus palydovus, makedoniečius Gajų ir Aristarchą. Pauliaus, panūdusio įsimaišyti į minią, mokiniai neleido. Taip pat ir keli jo bičiuliai valdininkai per kitus prašė, kad jis neitų į teatrą. O ten vieni reikavo vienaip, kiti kitaip. Susirinkimas buvo toks pakarkas, jog daugumas net nežinojo, kuriam galui susirinkta. Kai kas iš minios ragino kalbėti Aleksandrą, kurį žydai stūmė į priekį. Aleksandras, pamojęs ranka, norėjo pasiaiškinti miniai. Bet pažinę jį esant žydą, visi vienu balsu ėmė spiegti ir kokias 2 valandas šūkavo: didi Efeziečių Artemidė. Galiausiai miesto raštininkui pavyko nuraminti minią. Jis pasakė: Efeziečiai, kur rasi žmogų, kuris nežinotų, jog Efeziečių miestas globoja didžiosios Artemidės šventyklą ir iš dangaus nukritusią jos statulą. Šito niekas negali paneigti. Taigi, nusiraminkite ir nieko galvotrūkščiais nedarykite. Jūs atitempėte čionai šiuos vyrus, kurie nėra nei šventvadiai, nei piktžodžiautojai mūsų deivei. Jei Demetrijas ir jo bendrai amatininkai turi prieš ką nors skundą, tai tam yra teismo dienos ir prokonsulas, tegul sau bylinėjasi. O jeigu jūs turite kokį kitą apsvarstytiną reikalą, tai jį bus galima išspręsti teisėtame liaudies susirinkime. Šiaip jau yra pavojus būti apkaltintiems maištu dėl to, kas šiandien čia dėjosi, nes nėra jokio pagrindo, kuriuo galėtume pateisinti šį triukšmingą sambūrį. Tai pasakęs, jis paleido susirinkimą.
20 skyrius. Sąmyšiui pasibaigus, Paulius susikvietė mokinius, davė jiems nurodymų ir atsisveikinęs iškeliavo į Makedoniją. Keliaudamas per anuos kraštus, jis duodavo mokiniams ilgų pamokymų. Paskui atvyko į Graikiją, kur pasiliko 3 mėnesius. Jam besirengiant plaukti į Siriją, žydai rezgė prieš jį sąmokslą. Todėl jis nutarė grįžti atgal per Makedoniją. Jį lydėjo Sopatras, Pyro sūnus iš Berėjos, Aristarchas ir Sekundas iš Tesalonikos, Gajus iš Derbės ir Timotiejus, Tichikas ir Trofimas iš Azijos. Šie iškeliavo pirmiau ir laukė mūsų Troadoje. Po neraugintos duonos švenčių mes išplaukėme iš Filipų ir po 5 dienų susitikome su jais Troadoje. Ten užtrukome 7 dienas. Pirmą savaitės dieną, mums susirinkus laužyti duonos, Paulius ėmė juos mokyti. Kadangi jis žadėjo rytojaus dieną iškeliauti, tai užtęsė kalbas iki vidurnakčio. Aukštutinėme kambaryje, kur mes buvome susibūrę, degė daug žibintų. Vienas jaunuolis, vardu Eutichas, sėdėjęs ant lango, giliai įmigo Pauliui ilgiau bedėstant. Miego įveiktas, jis iš 3 aukšto nukrito žemėn. Kai jį pakėlė, jis buvo nebegyvas. Nulipęs žemyn, Paulius pasilenkė ir apglėbęs jį tarė: Nekelkite triukšmo, gyvybė tebėra jame. Vėl užlipęs aukštyn, jis laužė ir valgė duoną. Dar ilgai jis kalbėjo, lik pat aušros, ir tada iškeliavo. O jaunuolį atvedė gyvą, ir tai buvo nemenka paguoda. Įsėdę į laivą, mes išplaukėme į Asą, kur ketinome paimti Paulių, nes jis buvo taip pat tvarkęs, pats norėdamas ten nuvykti pėsčias. Susitikę Asę, paėmėme jį ir nuplaukėme į Mitilenę. Iš ten plaukdami toliau, kitą dieną atsidūrėme priešais Chiją. Rytojaus dieną pasiekėme Samą ir dar po dienos Miletą. Nenorėdamas gaišti Azijoje, Paulius nutarė aplenkti Efezą, nes kiek įmanydamas skubinosi sekmines atšvęsti Jeruzalėje. Iš Mileto jis pasiuntė į Efezą kvietimą, kad pas jį atvyktų bažnyčios vyresnieji. Jiems atėjus, Paulius prabilo: Jūs žinote, kaip aš visą laiką nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Aziją, pas jūs elgiausi, kaip tarnavau Dievui visų nusižeminimu, ašaromis ir bandymais, kuriuos teko iškęsti dėl žydų pinklių. Kaip nieko nenutylėjau, kas jums naudinga, bet kalbėjau ir mokiau tiek viešumoje, tiek po namus, žydus ir graikus ragindamas atsiversti į Dievą ir įtikėti mūsų viešpatį Jėzų. Ir štai aš, dvasios belaisvis, keliauju į Jeruzalę, nežinodamas, kas man ten nutiks. Tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbia, jog manęs laukia pančiai ir vargai. Bet aš per daug nebrandinu savo gyvybės. Svarbu, kad tik baigčiau savo bėgimą ir įvykdyčiau tarnystę, kurią esu gavęs iš viešpaties Jėzaus. Paliudyti Dievo malonės evangeliją. Ir štai dabar aš žinau, kad daugiau nematysite mano veido jūs visi, su kuriais esu buvęs, skelbdamas Dievo karalystę.
me again. Todėl aš šiandien iškilmingai pareiškiu, jog nebūsiu kaltas, jei kas pražus. Aš jums nieko nenutylėjau ir paskelbau visus Dievo nutarimus. The whole will of God. Keep watch. Būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė vyskupais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis yra įsigijęs savo krauju. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaimenės. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Todėl budėkite ir nepamirškite, jog aš per 3 metus, dieną ir naktį, nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. O dabar pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris turi galę jūs išugdyti ir duoti paveldėjimą tarp visų pašvęstųjų. Nei iš vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūsgi žinote, kad mano ir palydovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsiant, reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius. Palaimingiau duoti, negu imti. Tai pasakęs, jis atsiklaupė ir kartu su visais pasimeldė. Visi pradėjo graudžiai verkti ir puldami Pauliui ant kaklo jį bučiavo. Jie ypač nuliūdo dėl žodžių, jog nebematysią jo veido. Paskui jie palydėjo jį į laivą. Dvidešimtpirmas skyrius. Išsiplėšę iš jų glėbio, mes išplaukėme ir tiesiu keliu atvykome į Kosą, o kitą dieną per Rodą į Patarą. Radę laivą plaukiantį į Fenikiją, įlipome ir išplaukėme. Išvydę artėjant Kiprą, palikome jį kairėje ir leidomės link Sirijos, kur išlipome Tyre. Ten laivas turėjo iškrauti savo krovinius. Suradę mokinių, prabuvome su jais 7 dienas. Dvasios apšviesti, jie patarė Pauliui dar nevykti į Jeruzalę. Toms dienoms prabėgus, mes leidomės į kelionę, o jie visi kartu su žmonomis ir vaikais palydėjo iki miesto ribos. Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme. Atsisveikinę, sulipome į laivą ir jie sugrįžo namo. Keliaudami toliau, iš Tyro atplaukėme į Ptolemaidę. Ten pasveikinome brolius ir pasilikome pas juos vienai dienai. Kitą dieną vėl keliavome ir atvykome į Cezarėją. Ten nuėjome į evangelisto Pilypo, vieno iš 7 namus, ir pas jį pasilikome. Jis turėjo 4 netekėjusias dukteris, kurios buvo pranašės. Mums būnant dar kelias dienas, iš Judėjos atėjo vienas pranašas vardu Agabas. Jis apsilankė pas mus, paėmė Pauliaus juostą ir susirišęs ją rankas ir kojas pasakė: Šventoji dvasia kalba. Vyrą, kuriam priklauso ši juosta, tokiu būdu Jeruzalėje supančios žydai ir atiduos į pagonių rankas. Tai išgirdę, ir mes, ir tenykščiai prašėme, kad jis neitų į Jeruzalę, bet Paulius atsakė:
kodėl raudate ir draskote man širdį? Aš pasirengęs Jeruzalėje dėl viešpaties Jėzaus ne tik būti supančiotas, bet ir numirti. Taigi, jam nesutinkant, mes liovėmės įkalbinėję ir tarėme: tebūnie viešpaties valia. Po tų dienų, susiruošę į kelią, išvykome į Jeruzalę. Kai kurie mokiniai iš Cezarėjos lydėjo mus ir nuvedė viešnagėn pas vieną kiprietį Manasoną, senybinį mokinį. Kai atvykome į Jeruzalę, džiaugsmingai mūsų tiko broliai. Rytojaus dieną Paulius kartu su mumis nuėjo pas Jokūbą, kur buvo susirinkę visi vyresnieji. Juos pasveikinęs, jis smulkiai išdėstė visą, ką Dievas buvo padaręs pagonijoje, pasinaudodamas jo tarnyste. Jie išklausę šlovino Dievą ir tarė Pauliui: tu matai, broli, kiek tūkstančių žydų tapo tikinčiaisiais ir jie visi uoliai laikosi įstatymo. Bet jiems prikalbėta apie tave, kad tu mokas visus žydus, gyvenančius tarp pagonių, atsižadėti Mozės, sakydamas, jog jiems nereikia apipjaustyti vaikų, nei laikytis papročių. Ką daryti? Šiaip ar taip, jie sužinos, kad esi atvykęs. Todėl padaryk, kaip tau sakome. Pas mus yra 4 vyrai padarę įžadą. Pasiimk juos, atlik apsivalymą kartu su jais ir prisijimk išlaidas, kad jie galėtų nusikirpti plaukus. Tuomet visi pamatys, jog gandai apie tave nieko neverti ir tu nenukrypdamas laikaisi įstatymo. O dėl tikinčiųjų iš pagonių, tai mes esame išsiuntę nurodymus, kad jie saugotųsi stabams paukotos mėsos, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Tuomet Paulius pasiėmė tuos vyrus ir kitą dieną su jais apsivalęs įžengė į šventyklą. Ten jis nurodė paskutinę apsivalymo dieną, kada už kiekvieną iš jų turės būti paaukota atnaša. Toms 7 dienoms baigiantis, Azijos žydai, pastebėję Paulių šventykloje, sukurstė visą minią ir nutvėrė jį, pakėlė riksmą: Izraelitai, gelbėkit! Šitas žmogus visur visus moko prieš tautą, įstatymą ir šventyklą. Jis net atsivedė šventyklon graikus ir suteršė šią šventą vietą. Mat jie prieš tai buvo matę su juo mieste Trofimą iš Efeso ir dabar manė, jog Paulius jį atsivedęs į šventyklą. Sujudo visas miestas, subėgo žmonės, nutvėrė Paulių ir ištempė už šventyklos vartų. Vartai bematant buvo uždaryti. Jiems ketinant jį užmušti, įgulos viršininkui, tribūnui buvo duota žinia: visoje Jeruzalėje kyla sąmyšis. Jis nedelsdamas su kareiviais ir šimtininkais atskubėjo tenai. Jie, pamatę tribūną ir kareivius, liovėsi mušę Paulių. Prisertinęs tribūnas įsakė suimti Paulių ir surišti 2 grandinėmis. Paskui paklausė, kas jis esąs ir ką padaręs. Tuo tarpu iš minios šaukė tai šį, tai tą. Negalėdamas dėl triukšmo nieko tikro sužinoti, tribūnas įsakė nuvaryti Paulių į kareivines. Atėjus prie laiptų, per minios grūstį kareiviams teko jį nešte nešti. Žmonės spraudėsi iš paskos šaukdami: mirtis jam! Vedamas į kareivines, Paulius kreipėsi į tribūną: ar galiu tau šitą pasakyti? Šis atsiliepė: tai tu moki graikiškai? Vadinasi, tu ne anas egiptietis, kuris neseniai sukėlė sąmyšį ir išsivedė į dykumą 4000 sikarijų? Paulius atsakė: aš esu žydas iš Kilikijos Tarso, taigi įžymaus miesto pilietis.
Prašau tave, leisk man prabilti žmonėms. Tribūnas sutiko. Paulius atsistojo ant laiptų ir pamojo ranką miniai. Visiems nutilus, jis prabilo hebrajų kalba. Broliai ir tėvai, paklausykite, ką nūnai pasakysiu savo apginti. Išgirdę jį kalbant hebrajiškai, jie dar labiau aprimo. O Paulius kalbėjo toliau. Aš esu žydas, gimęs Tarse, Kilikijoje, bet išauklėtas šitame mieste ir pagal griežtą protėvių įstatymą išėjęs mokslą prie Gamalielio kojų. Aš buvau uolus Dievo kovotojas, kaip ir jūs visi šiandieną. Todėl iki mirties bausmės persekiojau šį tikėjimo kelią, pančiodamas ir įkalindamas vyrus ir moteris. Tai gali paliudyti vyriausias kunigas ir seniūnų taryba. Iš jų buvau gavęs laišką broliams Damaske. Ir aš keliavau, pasiryžęs tenykščius tikinčiuosius supančioti ir atgabenti į Jeruzalę, kad jie būtų nubausti. Kai keliavau ir artinausi prie Damasko, apie vidurdienį, staiga, iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš kritau ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Aš paklausiau, kas esi Viešpatie? Jis man atsakė: Aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Mano palydovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiau, ką man daryti, Viešpatie? O Viešpas man tarė: kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. Kadangi tos veriančios šviesos apakintas nieko nemačiau, tik palydovų už rankų vedamas aš pasiekiau Damaską. Toksai Ananijas, maldingas įstatymui ištikimas žmogus, giriamas visų aplinkinių žydų, atėjęs stojo prieš mane ir tarė: Broli Sauliau, praregėk. Ir tą pačią akimirką aš jį pamačiau. O jis kalbėjo: Mūsų protėvių Dievas pasirinko tave, kad pažintum jo valią, išvystum teisųjį ir išgirstum jo balsą iš jo burnos, nes tu visiems žmonėms paliudysi, ką esi regėjęs ir girdėjęs. Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo. Vėliau, sugrįžęs į Jeruzalę ir melsdamasis šventykloje, aš patyriau dvasios pagavą. Išvydau Jėzų ir jis pasakė: skubiai pasitrauk iš Jeruzalės, nes jie nepriims tavojo liudijimo apie mane. Aš atsiliepiau: Viešpatie, juk jie žino, kad aš tavo tikinčiuosius sinagogą nuo sinagogos varydavau į kalėjimą ir plakdinau. O kai buvo pralietas tavo liudytojo Stepono kraujas, aš ten stovėjau pritardamas ir sergėjau jo žudikų drabužius. Bet jis man pakartojo: eik, nes išsiųsiu tave toli pas pagonis. Jie klausėsi jo iki šitų žodžių, o čia ėmė garsiai rėkti: nušluoti nuo žemės tokį, nepalikti jo gyvo. Jie klykė savo drabužiais ir svaidė į orą smėlį. Tribūnas įsakė nuvesti Paulių į kareivines ir liepė tardyti plakant, kad išaiškėtų, kodėl žmonės prieš jį taip įsiutę. Kai jau buvo pririštais diržais,
Jis kreipėsi į šalia stovintį šimtininką. Ar jums valia plakti Romos pilietį ir dar nenuteistą? Tai išgirdęs, šimtininkas priėjo prie tribūno ir pareiškė: ką su maniai daryti? Tas žmogus yra Romos pilietis. Tribūnas atėjęs paklausė: pasakyk man, ar tu Romos pilietis? Šis patvirtino: taip. Tribūnas tarė: aš šitą pilietybę įsigijau už didelius pinigus. Paulius atsiliepė: o aš ją turiu nuo gimimo. Bematant pasitraukė nuo jo tie, kurie turėjo jį tardyti. Sužinojęs jį esant Romos pilietį, tribūnas nusigando, kam jį suriždinęs. Rytojaus dieną, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo jis žydų kaltinamas, tribūnas įsakė jį išleisti iš kalėjimo. Liepė sušaukti kunigus bei visą teismo tarybą ir atvedęs Paulių pastatė jų akivaizdoje. Skvarbiu žvilgsniu permetęs tarybą, Paulius prabilo: vyrai, broliai, iki šios dienos aš elgiausi Dievo akivaizdoje visiškai gryna sąžine. Bet vyriausiasis kunigas Ananijas įsakė ten stovintiems smogti jam per burną. Tuomet Paulius jam tarė: tau smogs Dievas, tu pabaltinta siena. Tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą. Ten esantys įspėjo: tu įžeidė vyriausiąjį Dievo kunigą. Paulius atsiliepė: broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausiasis kunigas. Juk parašyta: nepikdžodžiauk savo tautos vadovui. Žinodamas, kad viena dalis buvo sadukiejai, o kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai: broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos, ir jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimo viltį. Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukiejų kilo barnis ir susirinkimas suskilo. Mat sadukiejai neigia mirusiųjų prisikėlimą, angelų ir dvasios buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta. Todėl pakilo didelis klegėsys. Kai kurie rašto aiškintojai iš fariziejų atsistojo ir griežtai prieštaravo: mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. O kas, jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas? Įsisiautėjus smarkiems ginčams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš jų ir nuvesti į kareivines. Kitą naktį Pauliui pasirodė Viešpats ir tarė: būk tvirtas. Kaip liudijai apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liudyti Romoje. Rytojaus dieną susirinko būrys žydų ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nenužudys Pauliaus. Tokią sankalbą padarė daugiau negu 40 žmonių. Jie nuėjo pas aukštuosius kunigus ir seniūnus ir pasakė: mes prisiekime nieko neragauti, kol nenužudysime Pauliaus. O jūs kartu su taryba prašykite tribūną, kad jis pristatytų jį jums, lyg norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasirengę nudėti jį kelyje. Apie šią sankalbą nugirdo Pauliaus sesers sūnus. Jis atėjo į kareivines ir pranešė Pauliui. Tada Paulius, pasivadinęs vieną šimtininką, paprašė: nuvesk šį jaunuolį pas tribūną. Jis turi jam kai ką pranešti. Tas paėmė, nuvedė jį pas tribūną ir paaiškino: kalinys Paulius pasikvietė mane ir paprašė, kad atvesčiau pas tave šitą jaunuolį. Jis turės tau kai ką pasakyti. Tribūnas, paėmęs jį už rankos, pasiveidėjo į šalį ir paklausė: ką turi man pranešti? Tas atsakė: žydai susimokė prašyti tave,
kad rytoj nuvestum Paulių į teismo tarybą, neva norėdami tiksliau ištirti jo bylą. Netikėk jais. Daugiau negu 40 vyrų susitarę prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol jo nenužudys. Jie jau dabar pasiruošę ir laukia tavo sutikimo. Tribūnas atleido jaunuolį ir liepė niekam nesakyti, ką buvo jam pranešęs. Pasišaukęs 200, tribūnas įsakė: nuo 3 nakties valandos laikykite parengtyje žygiuoti į Cezarėją 70 raitelių ir 200 ietininkų. Parūpinkite ir arklių, kad raitą Paulių būtų galima saugiai nugabenti pas valdytoją Feliksą. Be to jis parašė tokį laišką: Klaudijus Lisijas kilniausiajam valdytojui Feliksui siunčia sveikinimą. Šitą vyrą žydai buvo nutvėrę ir norėjo nužudyti. Aš su kareiviais jį išgelbėjau, sužinojęs esant Romos pilietį. Norėdamas patirti jo apkaltinimo priežastį, nuvedžiau į jų teismo tarybą. Radau, kad jis kaltinamas dėl jų įstatymo klausimų, o ne dėl kokio nusikaltimo, bausno mirtimi ar kalėjimu. Kadangi man buvo pranešta apie jam gresiantį sąmokslą, aš nedelsdamas siunčiu jį pas tave. Taip pat nurodžiau kaltintojams, kad jie tau pateiktų prieš jį turimus kaltinimus. Kareiviai, vykdydami įsakymą, paėmė ir nugabeno nakčia Paulių į Antipatridę. Rytojaus dieną jie pasiuntė su juo raitelius, o patys sugrįžo į kareivines. Atvykę į Cezarėją, raiteliai įtekė valdytojų laišką ir pristatė Paulių. Perskaitęs laišką, jis pasiteiravo, iš kokios provincijos esąs. Sužinojęs, jog iš Kilikijos, jis pasakė: aš tave apklausiu, kai atvyks tavo kaltintojai. Ir liepė jį sergėti Erodo pretorijuje. 24 skyrius. Po 5 dienų atvyko vyriausiasis kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertuliu. Jie pateikė valdytojų kaltinimus prieš Paulių. Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą. Tavo dėka mes turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai įvestų tavo rūpesčių. Mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu. Nenorėdamas tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. Mes nustatėme, kad šis žmogus, tarsi maras, kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra nazariečių atskalos vadovas. Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme. Iš jo galėsi pats išsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus. Tiems žodžiams pritarė žydai, tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. Valdytojui davus ženklą, Paulius atsakė: žinodamas tave jau daug metų esančios tautos teisėjų, su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą. Tau nesunku nustatyti, jog prabėgo nedaugiau kaip 12 dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. Nei šventykloje, nei sinagogose, nei mieste niekas manęs nematė su kuo nors besiginčijant ir suburiant minę. Jie negali įrodyti to, kuo dabar mane kaltina. Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal kelią, jų vadinamą askalą. Aš tikiu visą, kas parašyta įstatyme ir pranašuose. Kartu su jais turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmones. Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautai atiduoti pašalpų ir paaukoti atnašų. Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusį, be jokios minios ir be jokio triukšmo, kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti ir jei ką turi prieš mane, kaltinti tavo akyse.
Pagaliau tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje. Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau stovėdamas tarp jų. Šiandien jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimą. Feliksas, gerai nusimanydamas apie kelią, atidėjo skundo svarstymą sakydamas: kai atvyks tribūnas Lisijas, tuomet ir išaiškinsiu jūsų klausimą. Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų. Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzile, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. Pauliui dėstant apie teisingumą, susilaikymą ir būsimą į teismą, Feliksas išsigando ir tarė: šiam kartui užtenka, gali eiti. Kai bus metas, aš tave pasišauksiu. Be to, jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų. Todėl dažnokai jį kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi. Prabėgus 2 metams, Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas. Norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime. Atvykęs į provinciją, Festas po 3 dienų nukeliavo iš Cezarėjos į Jeruzalę. Ten į jį kreipėsi aukštieji kunigai ir žydų didikai, kaltindami Paulių ir prašydami malonės jį atsiųsti į Jeruzalę, klastingai galvodami kelyje nužudyti. Festas atsakė, jog Paulius turės būti saugomas Cezarėjoje, be to, jis pats ketinąs netrukus ten grįžti. Tegul jūsų įgaliotiniai, tęsė jis, keliauja kartu, ir jei tas vyras nusikaltęs, jį skundžia. Pabuvęs tarp jų nedaugiau kaip 8 ar 10 dienų, jis sugrįžo į Cezarėją. Kitą dieną, atsisėdęs į teismo krasę, liepė atvesti Paulių. Vos tik pasirodžiusi, apspito jį iš Jeruzalės atvykę žydai, mėgindami primesti aibę sunkių kaltinimų, tačiau neįstengė jų įrodyti. Paulius gynėsi: aš nieko nenusikaltęs nei žydų įstatymui, nei šventyklai, nei ciesoriui. Norėdamas parodyti palankumą žydams, Festas paklausė Paulių: ar nori keliauti į Jeruzalę ir ten būti mano teisiamas už šiuos dalykus? Paulius atsakė: aš stoviu prieš ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas. Aš nepadariau žydams skriaudos, kaip tu pats puikiai žinai. Jei esu nusikaltęs ir padaręs ką nors verta mirties, tai neatsisakau mirti. Bet jeigu jų metami kaltinimai nepagrįsti, niekas neturi jiems manęs išduoti. Aš šaukiuosi ciesoriaus. Tuomet Festas, pasitaręs su savo taryba, paskelbė: šaukiaisi ciesoriaus, eisi pas ciesorių. Praslinkus kelioms dienoms, karalius Agripa ir Berenikė apsilankė Cezarėjoje Festo pasveikinti. Viešnagė užtrukus, Festas supažindino karalių su Pauliaus byla ir papasakojo: Feliksas paliko man tokį kalinį. Kai buvau Jeruzalėje, aukštieji žydų kunigai ir seniūnai apsilankė pas mane, kaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti. Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybę stoti savo kaltintojo akivaizdoje ir gintis nuo kaltinimų. Jiems čionai atvykus, aš nedelsdamas rytojaus dieną atsisėdau į teismo krasę ir liepiau atvesti tą žmogų. Skundėjai nesugebėjo įrodyti jokio nusikaltimo, kokio buvau tikėjęsis. Jie vien tik ginčijosi ir jam prikaišiojo dėl kai kurių savo tikėjimo klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą.
Dvejodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, aš paklausiau, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir tenai būti teisiamas. Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl aš įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas ciesorių. Agripa tarė Festui: aš ir pats norėčiau pasiklausyti to žmogaus. Anas sutiko: galėsi rytoj pasiklausyti. Rytojaus dieną Agripa ir Bernikė atėjo su didelė iškilme. Jie įžengė į salę kartu su tribūnais ir miesto didžiūnais. Festas liepė įvesti Paulių. Festas prabilo: karaliau Agripa ir svečiai, jūs matote žmogų, dėl kurio visa gausybė žydų kreipėsi į mane Jeruzalėje ir čia, šaukdami, kad jo negalima palikti gyvo. Bet aš nustačiau, kad jis nėra padaręs nieko, kas būtų baustina mirtimi. Jam šaukiantis Augusto, nusprendžiau jį ten pasiųsti, tačiau nežinau nieko tikra, ką turėčiau parašyti valdovui. Todėl aš iškviečiau jį jūsų akivaizdon, ypač tavo karaliau Agripa, kad jį apklausęs žinočiau, ką turiu parašyti. Mat man rodos neprotinga siųsti kalinį, nenurodant kaltinimo. 26 skyrius. Tuomet Agripa tarė Pauliui: tau leidžiama paaiškinti savo bylą. Ir Paulius, pamojęs ranka, pradėjo apsigynimo kalbą. Karaliau Agripa, esu laimingas galėdamas šiandien tavo akivaizdoje gintis, juo labiau, kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčijami klausimai. Todėl prašau kantriai manęs išklausyti. Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų 12 giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties, karaliau, ir įskundė mane žydai. It is because of this hope that the Jews are accusing me. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius? Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir be saiko prieš juos įtūžęs persekiojau net svetimuose miestuose. Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje, vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyrotis prieš akstiną. Aš paklausiau: kas tu esi, viešpatie? O viešpas atsakė: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų. Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų,
kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės į Dievą, ir tikėdami mane gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Todėl karaliau Agripa negalėjau būti neklusnus dangaus apreiškimui. Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje Judėjoje ir Pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi tikro atsivertimo darbų. Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. Bet Dievui padedant iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksant pranašai ir Mozė, būtent, jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims. Jam tai paaiškinant, Festas garsiai sušuko: Pauliau, tu iš galvos kraustaisi. Iš didelio rašto išėjai iš krašto. Paulius atsiliepė: Ne, nesikrausto iš galvos, pratilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šiuos dalykus žino karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo, juoba, kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki. Agripa atsakė: ko gero įtikinsi mane krikščionimi tapti. Paulius palinkėjo: duok Dieve, kad ar per trumpą, ar per ilgą laiką ne tik tu, bet ir visi šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie kaip aš, tik be šitų pančių. Tuomet pakilo karalius, valdytojas, Berenikė ir kiti svečiai. Išeidami jie kalbėjosi: šitas žmogus nepadarė nieko baustino mirtimi ar kalėjimo. Agripa Festui pareiškė: būtų buvę galima paleisti šį žmogų, jeigu jis nebūtų šaukęsis ciesoriaus. Kai buvo nuspręsta, kada išplaukti mums į Italiją, Paulius ir keli kiti kaliniai buvo perduoti Augusto kohortos šimtininkui Julijui. Mes įlipome į Adramatijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis, ir netrukus leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos, į kitą dieną atplaukėme į Sidoną. Julijus draugiškai elgėsi su Pauliumi, leido jam aplankyti bičiulius ir apsirūpinti į kelionę. Iš ten mums teko būriuoti Kipro užuovėje, nes pūtė priešiniai vėjai. Perplaukę jūrą ties Kilikija ir Pamfilija, mes atvykome į Likijos miestą Myrą. Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją ir persodino mus į jį. Daug dienų plaukėme palengva ir vargais negalais atsiradome ties Knidu. Kadangi vėjas kliudė priplaukti prie kranto, plaukėme Kretos priedangoje, Salmonės iš Kyšulio kryptimi. Vargingai jį aplenkę, atvykome į vietovę, kuri vadinasi Dailioji prieplauka, netoli Lasejos miesto. Prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasniko metas. Paulius juos įspėjo: vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu Pauliaus įspėjimais. Kadangi uostas nebuvo tinkamas žiemoti, daugumas nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniką, Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus, ir tenai žiemoti. Kai ėmė pūsti lengvas pietų vėjas, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanymą ir pakėlę inkarą leidosi pirmyn palei Kretos krantus.
Bet greitai nuo salos pusės pakilo viesulas, vadinamas šiauriaryčiu. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis, ir mes turėjome jį leisti pavėjui. Kai mus nešė pro salelę vardu Kaudą, mes tik vargais negalais išsaugojome gelbėjimo valtį. Kai ji buvo užkelta, jūreiviai ėmėsi stiprinti laivą, apjuosė jį virvėmis. Kad nepakliūtume ant Sirto seklumų, jie nuleido bures ir taip plaukė toliau. Mus baisiai vargino audra. Todėl rytojaus dieną teko išmesti į jūrą dalį krovinio. Trečią dieną jūrininkai savo rankomis išmetė kai kuriuos laivo įrengimus. Ilgą laiką nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi, mes galiausiai praradome bet kokią viltį įsigelbėti. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė. Paulius priėjo prie jų ir tarė: vyrai, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti. Niekas iš jūsų nežus, vien tik laivas. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, ir pranešė: nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš ciesorių. Todėl Dievas tau dovanoja tavo kelionės draugų gyvybes. Tad vyrai, drąsiau. Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. Mus išmes į kokią nors salą. Kai buvom svaidomi Adrijos jūroje 14 naktį, apie vidurnaktį jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie sausumos. Jie išmetė grimzlę ir nustatė 20 jūros sieksnių gylį. Išmatavę dar kartą, berado 15. Bijodami užšokti ant povandeninių uolų, jie išmetė iš paskuigalio 4 inkarus ir ėmė laukti aušros. Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivo. Jie nuleido į jūrą gelbėjimo valtį, neva norėdami išmesti inkarus laivo priešakyje. Paulius įspėjo šimtininką ir kareivius: jeigu šitie nepasiliks laive, jūs neišsigelbėsite. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leido jai nukristi į jūrą. Prieš rytą Paulius paragino visus valgyti, sakydamas: šiandien jau 14 diena, kaip jūs laukiate nevalgę, nieko burnoje neturėję. Todėl aš jūs prašau valgyti. To reikia jūsų įsigelbėjimui. Nė vienam iš jūsų nenukris nė plaukas nuo galvos. Tai pasakęs, jis paėmė duonos, visų akivaizdoje padėkojo Dievui, sulaužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo ir ėmėsi valgio. Laive iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgę jie palengvino laivą, išmesdami jūron javus. Rytui išaušus, jūreiviai negalėjo pažinti žemės, tik tai pastebėjo nedidelę įlanką lėkštais krantais, į kurią, jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlę prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Atsidūrę prie seklumos, jie užšokdino ant jos laivą. Prietis liko tvirtai įsmigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų. Bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanymą.
Jis įsakė, kad mokantys plaukti pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužų. Šitaip visi įsigelbėjo ir pasiekė žemę. Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Melitė. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai. Užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lijo ir buvo šalta. Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros ir laužo iššoko gyvatė ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusią prie rankos gyvatę, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti. Tas žmogus tikriausiai žmogžudys. Įsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukia, nesulaukia ir pamatę, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis esąs dievaitis. Netoli tos vietos buvo vyriausio salos valdininko Publijaus valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimo. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo pagydomi. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu, žiemojusi saloje. Jis turėjo dvynių ženklą. Atplaukę į Sirakūzus, prastovėjome 3 dienas. Tada, būriuodami palei krantą, pasiekėme Regijų ir dar po dienos, ėmus pūsti pietų vėjui, per 2 dienas atvykome į Puteolius. Ten susitikome su broliais. Jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti. Taip mes atvykome į Romą. Tenykščiai broliai, išgirdę apie mus, atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir 3 tavernų. Juos išvydęs, Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su sergiančiu jį kareiviu. Po 3 dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus. Jiems susirinkus jis prabilo. Broliai, nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas. Tie ištardę norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis Ciesoriaus, tik tai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties. Jie atsakė jam, mes nesame gavę apie tave iš Judėjos laiškų ir niekas iš brolių nebuvo atvykę su blogomis žiniomis ar kalbomis apie tave. Vis dėlto norėtume išgirsti tavo pažiūras. Mat apie šią atskalą tiek žinome, jog jai visur prieštaraujama. Paskyrę jam dieną, daugelis suėjo pas jį į butą. Nuo ryto iki vakaro jis dėstė jiems ir liudijo apie Dievo karalystę, įrodinėdamas jiems Jėzų iš Mozės įstatymo ir pranašų. Vieni jo žodžiais tikėjo, kiti ne.
Nesutardami tarpusavyje, jie ėmė skirstytis, o Paulius tepasakė jiems vieną. Teisingai šventoji dvasia yra jūsų protėviams pasakiusi per pranašą Izaiją. Eik pas šią tautą ir sakyk, girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitų žmonių širdis aptuko, jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų, ir aš jų nepagydyčiau. Todėl žinokite, šis Dievo išgelbėjimas yra pasiųstas pagonių tautoms ir jos jį priims. Paulius pasiliko gyventi savo išnuomotame bute ištisus 2 metus ir priiminėdavo visus savo lankytojus. Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai, netrukdomas, mokė apie Jėzų Kristų.